Tai ką, labas rytas visiems. Penktadienis žolinės, į darbą nereikia, nusprendžiau važiuoti į sodą, toliau tęs darbus. Tai apsipirkau vandens ir lekiu. Tai va, ką šiandien planuoju padaryti, tai labai tikiuosi, kad bus gerai pradžiuvę, nes neliečia kiek dienų. Lengviau bus sudeginti visokios supuvusią visokią medieną. Tai toliau deginsiu, griausiu. Ko gero ir šiandien ne vienas būsiu. Manau, padarysim tikrai nemažai darbo. Tai ką, lekiu ir bandysiu turbūt nusipjauti žolę vėl. Nes senai buvau. Vėl bus apaugę viskas. Tai va, jau perlipau 1000 prenumeratorių. Tai ačiū visiems labai. Ir jeigu žiūrit šitą video, tai paspauskit like, paprenumeruokit. Nes vis dėlto tai motyvuoja mane filmuot, kelt kažką. Labai smagu, kad kažkas žiūrit. Tai va, susitiksim jau sode prie darbo. Nu va, apsipjovau žolę. Eisim kurt laužą. O čia taip, kaip ir buvo šiukšlynas. Nevežiau daugiau. O. Klaudas gilina duobę. Žodžiu, šiandien tikslas apsideginti gerai viską. Muzika vietoj jau. Dviratis vietoj. Gavau pradžius. Paviršius pradžiuvo. Tiesiog nesaulės nėra per visus tos medžius. Tipo apačia vis tiek kažkur šlapia. Čia nieko nepadarysi. Tai va, reiks degint. Čia ardom, nešam, šiukšlės kraunam. Ir gal prisikasim jau ir iš kitos pusės gerai būtų viską atsikrauti iš ten. Nusipjauti tos krūmus visus. Kad paskui galima būtų patogiai va čia griauti. Čia jau parodysiu stogas. Stogas jau normalesnis biški buvo darytas. Apšiltintas su putplaščiu. Žodžiu. Jungia muziką ir kimbam į darbus.
karšta šiandien. Tai žodžiu, čia biškį apsivalėm. Daug kas jau sudegė. Dabar stengiamės metalą nešiot po truputį, nes reikia išsivalyti visą vidų, kad galima pradėti po to būtų ardyti viską. Tai reikia ir čia metalą išsivalyti ir lauke po truputį. Tai va, po biškį nešam metalą, po biškį deginam kažką. Šitą metalą panešti irgi yra ką veikti. Tai va, sunešim, paskui parodysiu, kiek iš viso to metalo pavyko surinkti mum. Tai žodžiu, biškį užvalgėm ir varom toliau darbuotis. Biškį prasinešiojam metalą po truputį. Biškį laisvėja patalpa. Ir išėjom dirbti lauką. Na, kaip visą laiką dirbam be plano kažkokį. Tai Klaudas atrado tokį dalyką, kad reikia nuo čia, sako, valyti visą priekį. Tai manau, tai labai logiškas sprendimas ir mes turbūt taip ir padarysim. Nes nusigriaut, tai nusigriaut, bet paskui labai nepatogu bus viską vėl čia traukti. Nors realiai čia tokias grindys buvo. Atkėlėm tas grindis, tai kalna šiukšlių po grindim buvo. Tai net grindis ant šiukšlių uždėjo. Sunku suvokti iš tikrųjų, kodėl ant šiukšlių reikia dėti grindis, tiksliau paslėpti šiukšlės po grindim. Čia irgi, va, matosi lentos, pakeltas grindis ir primesta plokščių visokių butelių, visko. Tai šiukšliam kaupti išnaudotas yra kiekvienas laisvas kampelis. Tai šiuo atveju po grindim. Tai aš tikiuosi, kad ten vidu jau po šitom grindim jau nebus šiukšlių. Na, įtari bus. Tai žodžiu. Dirbam ten priekyje. Čia kol kas paliekam šitą kraštą. Kitam kartui. Va, pabiškį deginsim. Tirausim maišus. Ir kars nuo karto biškį išvešim metalo į garažą. Ir pažiūrėt, kaip laužas laikosi. O, varžtą pametėm, sako. Gerai. Negerai iš tikrųjų, kad pametėm varžtą. Va, laužas dega. Biškį apsileidom, reikia pakraut daugiau. Jau visokio metalo iš laužo vis traukiam. Čia dar ateity po visų deginimų reikės dar gerą magnetą turbūt pasiimti. Einam darbuotis toliau. Tai va, smagaus žiūrėjimo tada. Buvo spėjom pradėti dirbti ir va taip.
metalų špyžiaus. Bum. Bum. Eik, savo čia dar jie prikrauta. Ir ten va. Ai, ten ne pečiaus durelės kažkokios. Durelės. Durelės pečiaus. Nu jo čia. Pagrindinės viską pasakyti. Nu įdomu, kad dar rasim palaidotą. Gal kokį lobį rasim. Dirbam pavėsį. Ant saulės pradeda galvą skaudėti paskui. Šiandien tikrai ne ta diena, kad ant saulės dirbti. Tai va dabar kasam. Po biškį. Kraunami maišus va tokius va, kur jau net supuvę kaip pjuvenos jau atrodo. Tokie va nedega. Tai tenka krauti maišus. Šiek tiek stambesni dalykai tokie, tai dar kad ir šlapi, bet pasiduoda deginimui. Tai va, aišku, reikės ir šitą metalą iš čia grūst po biškį. Bet gal vėliau, kai nebus taip karšta. Arba gal kitą dieną. Reikia pažiūrėti, kaip laužas dega. Nu, taip. Būna ir geriau. Nėra ko norėt. Šlapios malkos. O tuos maišus po to ir nutysti reiks. Jau nebėra tų, kaip anksčiau, lengvų maišų, kur vien skudurai buvo. Dabar jau sunkus. Kas ir karšta? Šilta. Vyram ne karšta, vyram šilta. O kokį kirvį radau. Įdomus egzempliorius. Šiaip kirvių daug radom. Kirvių, plaktukų. O čia dar kirvukai. Sakau, kai nebus ką veikti, reikės atsirestauruot gal. Kolekciją pasidarysiu kirvių. Tai ką, po truputį einam toliau krauti maišus, kraut. Labai fainai būtų čia apsivalyti. Ta pati labai gerai būtų padaryti ir anoj pusėj. Aišku, ne šiandien, bet apskritai. Tada būtų normaliai priėjimas dirbti.
Nes čia mažas žingsnis iki kojos išsisukimo. Jo, čia panašiai kaip ir ten bus. Gal net ir daugiau iš tikrųjų. Tai va, kai išsivalysim pilnai aplinkui, tai galima bus pradėti ir visą griovimą tą paskutinio šito pastato. Tai čia, ko gero, griovimas prasidės visas iš vidaus. Jo. Visas tas fanieras nulup, polistirolą išsiimt, su kurio čia šiltinta buvo. Ant sienų irgi va plokštės. Kaip hitrai suleistas. Įstrižai. Ką, jungiam muziką. Einam toliau. Dabar yra kiek čia valandų? 5:30. Ir ko gero šiandien bus gana. Šiandien tokia sunkesnė atrodo diena. Šiaip, sakyčiau, griauti yra paprasčiau, neišdegit. Ir tas šiukšlynas, va, kai buvo visokie skudurai, buvo daug paprasčiau jas krauti ir nešti, nes nebuvo sunkus maišai pirmas dalykas. Kitas dalykas paprasčiau viskas. Nes dabar visą šitą semt ir krauti maišus yra kur kas blogiau. O dar pažiūrėjus, kad čia nereali krūva iš tikrųjų liko. Dar be to toj krūvoj tai šiukšlės ir visa kita. Nėra vien, kad medieną supuvus, reikia viską rankiot ir dėtis į maišus. Tai va, bent jau metalą išsinešėm, aišku, gal nepilnai dar ten liko, bet jau tiek to, tai iš čia išsivalėm metalą visą. Šitų jau nenešim šiandien. Deginam viską, bet neintensyviai šiandien. Būna ir geriau. Nu, rogės dega. Paprasčiau nudeginti, negu nuimti lentutės. Čia toks vamzdis, kur nuo stogo nuimėm dar pačioj pradžiai. Tai kokį ilgį jisai. Čia 15 metrų panašiai. Va, šiukšlių labai daug, reikės užsakinėti vežimą kitą savaitę, būtinai. Nes yra vienas dalykas blogas, kad tie maišai visi negali ant saulės būti ilgai, nes jie sutrūnyja labai staigiai nuo saulės spindulių. Nu ir kaip žadėjau, parodysiu
metalą. Parodysiu metalą, kiek mes jo sukrovėm. Šitas sietas dar kol kas nenešu į garažą, nes labai visur kimba. Nu tai va. Va taip. Ir čia dar negalas realiai. Dar yra ką atnešti ir greičiausiai dar iškasim visko. Čia bus ne vieną toną. Tiek juodo metalo daug ir aliuminio daug. Vien šitas sietas sveria labai daug. Tas visas rulonas. Visokių pilnavidurių vamzdžių ir taip toliau. Daug visokiausių. Tai va. Va tiek va visko. Va šiandien grįšiu. Pasimontuosiu video, tai gal sekmadienį kelsiu. O rytoj, jeigu viskas gerai, tai važiuosiu dar padirbti. O dabar jau nebe taip linksma dirbti, kaip buvo. Tas kasimas viso to šlapio medžio, kaip pjuvenos tokios, nežinau kaip pasakyti. Tai ne kažką, plius į maišus nedaug pridedi, sveria daug žodžių. Tai čia bus ir ką išvežti. Tai bent šiandien jau tiek va nusikasim visą šitą kampą. Kažkas driežą gaudo. Tai dar visą grožybę ir ten laukia. Geras. Nu jo. Dar ir ten visą grožybę laukia visas tas šonas. Gali čia kol neatsivalysi visų kraštų, tai geriau ir nepradėt griaut. Iš tikrųjų galėtų nebūti taip karšta, tai produktyvesnės dienos būna tada. Daugiau jėgų. Tai va žodžiu. Tai va kas žiūrėjot, paspauskit laiką, pakomentuokit. Gal kažkokių patarimų turit man, ar dar kažką. Tai iki susitikimo.